Robertas Šarknickas – žinomas aktorius, režisierius, pedagogas, renginių organizatorius. Menininko vaikystė prabėgo vaikų namuose, kur jam teko patirti daug skurdžių dalykų. 1994 metais pas jau anapilin išėjusią režisierę Dalią Tamulevičiūtę pradėjo studijuoti aktorinį meistriškumą, tačiau metė mokslus ir išvažiavo į užsienį. Grįžęs pateko į Alytaus teatro trupę, baigė mokslus, tačiau ilgai neužsibuvęs teatre toliau tobulėjo ir ėmėsi įvairiapusės veiklos, nuo koncertų vedėjo iki režisieriaus. Dokumentinį filmą Dzūkų laidojimo apeigos jis sumanė sukurti, kai kapinėse pamatė raudančią moterį. Dirbdamas etnografu, sugalvojo įamžinti tai, kas greitai išnyks. 2009 metais, dalyvaudamas kino pavasaryje, suprato, kad kai filmas sukurtas nevaidinant, o gyvenant, nesvarbu nei technika, nei profesionalių aktorių vaidmenys. Roberto Šarknicko žodžiais, gyvenimas kabina, tikras ir natūralus. Savo kurtų dokumentinių filmų Nepalikit, prašau, autorius norėjo išsikalbėti ir papasakoti tai, kas nuo mažumės buvo jo matyta, patirta, ko mėgautasi ir kas visai nevaikiškai kentėta. Dvynukai jau trečiasis Roberto Šarknicko dokumentinis filmas, pasakojantis apie Simno specialioje mokykloje besimokančių 18-mečių dvynukų gyvenimą. Šis filmas buvo filmuojamas šių metų gegužę ir planuotas pristatyti šį rudenį, tačiau dėl keletos smulkmenų pristatymas buvo atidėtas iki 2011 metų, tad atviresnės detalės vis dar slepiamos ir bus atskleistos tik po premjeros.